Jūs galite džiauti dėl to, kad jau suviršino dienos pietus, bet čia pas mus studijoje Justas, vienas iš kinofilų, labai gražiai atrodai. Ačiū labai, ačiū. Justas iškeitė biškį vėlos į šventę, bet sakė, reikia ateiti į radiją vis tiek. Taip, aš pasipačiu dėl tavęs, Laurina. Pirmą, tada antrą dėl šventės. Gerai, well played. Tai žinoma, kalbam apie tai, mes jau su Roku šitai užsiminėm per mūsų vieną iš žaidimų, nes pralašinėjom bilietus į filmą. Ir šios savaitės didžiausia naujiena tai yra Jokeris Folie Adieu. Vienintelis tikriausiai žmogus esu, kuris gali ištart teisingai šitą pavadinimą. Nes prancūzų mokymas... Aš nebandysiu, sakysiu Jokeris 2 ir tiek. Jokeris 2, teisingai. Tai vat, vyko Power'e premjera, jau Hebra buvo nuėję pasižiūrėti, bet Rokas atrado IMDb platformoje, kuri čia yra pažymių rašymo platforma filmam. Tamo jo, kad nelabai. Ir mūsų klausytojai rašė, kad labiau musiclas negu filmas. Taip, tai dabar biškai pradėkim nuo pradžių. Pradėkim nuo pirmo filmo, nes manęs nebuvo, tuo metu čia ir tas gal nebuvo, nežinau. Aptarkim pirmo filmą. Filmas buvo labai geras tom, kad jisai buvo tiesiog apie žmogų, kuriam tai yra viena labai bloga diena. Realiai žiauriai bloga diena. Ir viskas susidėjo to, kad jis tapo Jokeriu. Šiaip esmė, kad filmas jisai būtų tiesiog apie psichologinį psichopatą, ne psichologinį, bet tiesiog psichopatą, bet jam uždėjo labai didžiulę IP, tai reiškia Jokerio vardą, ir biškai padarė to, ir viskas, jisai yra žiauriai didelis personažas. Iš tikrųjų, tas filmas jis buvo pirmas labai geras, jisai buvo labai gražiai nufilmuotas ir labai gera vaidyba, bet jisai neturėjo to tokio, kaip pasakyti, jeigu nebūtų pavadinimas Jokeris, aš nemanau, kad jis būtų toks didelis buvęs. Ar tu manai, kad jis būtų didelis? Čia clickbaitas, sakė toks, ne? Taip, čia yra visiškai clickbaitas. Tiesiog, tu pamatai Jokerį, čiuvas nusidažo klauno kaukę, viskas, ir čia jau insane yra. Bet jisai yra tiesiog visiškai psichopatas. Ir šitas filmas, ką jisai labiau analizuoja, aš labai gerą komentarą, antrą dalį turiu menį, labai gerą komentarą mačiau iš vieno žmogaus, nes jį labai heitina visi. Prasme, žiauriai sakė, šūdas, čia nesąmonė, musiclas. Man musiclai patinka tam tikrai. Plus Lady Gaga įvaidino, tas įdomu pamatyti. Bet čia labai gerai pasakė, kad jisai žiauriai nepatogus, labai erzina, žiauriai erzina. Ir aš manau, kad Jokeris kaip personažas, jis neturi to patikti. Čia tame ir esmė yra, kad Jokeris ir yra tas, jis yra klaunas. Tau jis nepatiks, tave erzins, tave nervos. Bet ir čia gali būti ta pagrindinė mintis. Aš pats dar filmą nemačiau, tu irgi nematėjai. Aš šiandien einu žiūrėti. Jo, tai aš irgi šiandien eisiu žiūrėti ir aš galvoju, tai aš gal to ir laukiu, kad jis mane erzins. Tai gal žmonės tikės. Gal tokia jo paskirtis? Taip, tai Jokeris yra anarchistas, jis yra ne pagal taisyklės ir jis tave užknis, nes jis yra psichopatas. Ar to psichopatai patinka, Laurinai? Rokelis patinka ar ne? Vaik. Taip, patinka, viskas tvarkoja, bet aš galvoju, Joaquinas Phoenixas labai yra geras žmogus parinktas tokiam vaidmeniui. Nes jis pats psichopatas, jis tiek turėjo, bet to, nežinau, žiūrovai žino, jis tiek dabar turi labai didžiulę bylą, nes jis turėjo vaidinti filme, jis turėjo vaidinti filme Gėjų ir ten jau viskas buvo pradėta, ta prasme, viskas paruošta, visi žmonės, visas crew. Ir jisai 2 savaitę iki filmo starto pradžios tiesiog atsisakė, ne, mano tokia ne tas mano vaidmuo. Ir ten jau išleisti didžiuliai pinigai yra viskam ir taip toliau ir jie neranda dabar žmogaus, kas galėtų kitą vaidinti, nes jisai jau buvo parinktas tam. Ir jisai šitą filmą irgi lygiai taip pat norėjo išeiti, bet jį perkalbėjo ir į Napoleoną norėjo išeiti. Jisai turi psichologinių problemų ir todėl jis gal taip gerai tinka ir perteikia tą. Bet aš manau, kad žmonės labai pyks dėl musiclo, bet taigi čia viskas yra, galvoju. Nu taip. Tai čia yra pagrindinės memas šito dalyko. Kažkaip žiūriu daugiau tokių premjerų, šią savaitę nelabai turim. Aš labai norėčiau, kad tu pasidalintum savo kelionės įspūdžiais, kuriais jau dalinaisi su mumis, su Roku, bet jie, manau, gali net būti rekomendacija kinomanam, kurie keliaus, pavyzdžiui, Londoną. Taip, tai aš buvau Londone, buvau vienam koncerte, tada variau į Hogwartsą. Pirmą kartą per 10 metų, kiek variau į Londoną, tai nuvariau Hogwartsą su draugais. Tai aš šiaip nesu toks super duper fanas Harry Potterio, bet aš su laiku pradėjau suprasti, kodėl žmonės yra tokie fanai, nes ten yra visiškai kultas. Ten yra absoliučiai religija. Psichozė, ten yra religija, žmonės ten, kur mes atvarėm, jie atvarė, aš pasibuvau su šalikėliu, nes mane privertė. Mačiau nuotraukas super mielai atrodė. Ačiū, bet tas vaikiškas šalikėlis buvo. Taip, tas 2 metrų bičas, bet su šalikėliu vis tiek. Jo, bet žmonės atėjo su apsiaustais, persidažė. Vieną mačiau grinai, kaip buvo ta Beatrixe. Visiškai pana buvo su tais plaukais, net nusidažius buvo viena. Tai žodžiu, žmonės ten, ir tas visas Hogwartsas yra šiaip žiauriai, rekomenduoju, kas yra į Londoną, tai yra nepigus dalykas, kainuoja gal 130 eurų. Tas turas, ne? Turas visas jo, bet ten jūs nesivaizduojat, kiek jūs ten emocijų vėl patirsit, ten yra ir interaktyvus, ir visos tos salės, visos didžiausiai
tos visos vietos, kur buvo, tai reiškia, kurie valgė tą visas to halę, tada yra Dumbledore kambarys, Hario visų berniukų mėgamieji, tada ten ir panašiai. Ir jie paaiškina labai daug detalių, kurių mes nežinojom ir taip toliau. Geras. Kur, pavyzdžiui, kad, toks fun faktas, kad Quidditch'as buvo pirmam, antrajam filme labai šviesus. Taip. Ir jie tada suprato, kad žmonės nelabai supranta, kiek pavojingas yra. Ir antroji dalykai, jisai su smirdžium Haris lenkėsi į apačią po tas visas iš šonus ir realiai. Tada pamažonis pamatė, koks ten greitis yra panašiai. Tai kitose dalyse visą laiką Quidditch'as, kai buvo, jisai būdavo tamsiau. Audra. Geras, tiksliai. Tai bet žmonės tada pradeda pajausti, ant kiek ten pavojinga ir greitis koks yra. Nes niekados nesuprata, skraido su ant tų šluotų, bet iš tikrųjų ten buvo labai pavojinga ir tai jie norėjo parodyti. Ir daug tokių faktų jie vis varydavo ir šiaip labai įdomu. Tai aš sakyčiau, kad Harry Potterio sezonas jau artėja, mes praeitais metais be to su pasklydę, kai rodėm visą maratoną ir tie patys žmonės vėl atvarė, nes jie tiesiog yra visiški fanai. Ne filmo, bet su filmu susijusios lokacijos rekomendacija. Čia išgirdote patys savo ausimis. Taip. Serialai. Aš beje, namų darbus atlikau. Beveik jau, man atrodo, liko kelios serijos dar pasižiūrėti, bet jau į pabaigą šitogi tų dvinių brolių serialą pažiūrėti. Įspūdinga. Aktoriai superiniai. Žiauriai. Primink pavadinimą. Pas pamiršau. Tačiau to trolinimą, nes Rakelis mane atrodo. Tai būtų Monster Season 2, tai būtų Lailo ir Eriko Mendeso istorija. Taip, teisingai. Tai aktoriai 10 iš 10. Man irgi labai padėjo. Aš labai heitina, kad jie nėra tokie tikslus kaip kad tikrieji ir kad tikrieji daug jautresni ir buvo žoskesni, bet man atrodo, kad ten labai puikiai perteikia, kad jie yra sociopatai. Ja. Ir antras dalykas yra, kad jie iš tikrųjų žiauriai išlepia, bet jie geri vaikai tiesiog, kad jiems žiauriai nepasisekė gyvenime. Ir aš manau, kad tas labai gražiai perteikia ir tu kelintoj serijai? Bet nepasakysiu, mes ten maratoną darėmės, tai jeigu sustojom. Penktoji čia nėra, nes spoilas, penktoji serijoje buvo pusvalandis trunkanti serija ir jinai yra visiškai iš Eriko Mendeso perspektyvos ir jinai vienu kadru nufilmuota viskas. Ir tu matai to žmogaus visą istoriją gyvenimo. Ir iš tikrųjų, tikrai, wow, tie aktoriai nėra tokie žinomi, bet aš manau, kad po šito jie bus žiauriai žinomi. Kitas dalykas, The Circle pradėjau naujausią sezoną, 7, man atrodo. Aš nedaisiu. Realybės šou, bet čia toks dalykas, kad hate it or love it. Ta prasme, guilty pleasure, labai daug angliškų žodžių kažkaip. Bet kažkaip pasižiūrėjau, man visai įdomu, tas socialinių tinklų įvedimas žmonių bendravime. Tai kam įdomu, net 7 sezonai yra, galite atskirai bet kurį žiūrėti, principą suprasite tiesiog, kaip vyko, nežinau, dangaus sezonai, tai jie tarpusavį nesusiję. Taip. O ką tu pasiūlysi? Aš dar norėčiau dabar, nesnai pradėjau prieš kelionę žiūrėti vėl 4 sezoną tokio serialo The Only Murderers in the Building, vien žmogžudystės name. Tai jis yra labai fainas, kur vadina Selena Gomez, Steve Martin ir tas toks vienas aktorius, kur nepamenu, ir jis yra žiauriai juokingas, kur, žodžiu, yra 3 tiesiog 2 senukai ir 1 jauna pana, kur tiesiog yra bedarbiai ir jie, karočią, vis pradeda podcastą apie žmogžudystės, nes žiauriai trendina podcastai, faktas. Ir jų namai vyksta kažkokia žmogžudystė ir jie tyria ją ten narplio ir panašiai. Žiauriai smagus, labai juokingas ir labai good feel serialas, kai nori tiesiog negalvoti, bet pasimėgauti tiesiog gerų siužetų. Tai labai patariu pažiūrėti. Visgi ruduo yra ne tik stalo žaidimų, bet ir filmų bei serialų sezonas. Tai būnai pasiekėt Justas socialiniuose tinkluose, jis tam praneša apie jų organizuojamas premjeras. Turės artimiausiu metu kažką įdomaus? Tai spalio 14 rodome Karibų piratų, Juodasis perlas. Filmą labai rekomenduoju atvykti. 10 dienų liko. 10 dienų. Tada spalio 21 rodysime Gladiatorių, prieš Gladiatoriaus antrą dalį, kad vėl pamatyti, kodėl yra nuostabita muzika ir tas visas nuostabus siužetas. Ir dabar neseniai paskelbėme, lapkričio 4 rodysime pirmąjį Terminatorių filmą. Wow. Čia toksai būtų visai fainas, nes toksai jau tamsu, baisu ir labai faina iš tikrųjų. Ir vieną dalyką dar norėčiau greit pasakyti, kadangi vis tiek čia yra muzikos radijas. Išėjo traileris vienas, kuris man labai sudomino ir jis vadinasi Better Man, kaip gerasis žmogus. Ir jis yra apie Robbie Williamso visą kaip biografinis filmas. Daina tokia yra. Ir kas įdomiausia, kad visas jo gyvenimas bus perteiktas, kad jis yra bežionė. What? Jisai filme bus bežionė, ir taip pats jisai dainuoja viską ir jisai toksai grinai sako viską kaip Robis, bet tiesiog, kad jis yra bežionė ir toks labai įdomus mintis, kodėl jis taip daro. Kestas rašo, Tulsa King, žiauriai geras serialas, jau yra antras sezonas. Tulsa King, taip, tai yra su Stallone, wow, šiaip tas serialas, jis pats pirmas serialas, Stallone'is jis niekada nefilmavo, bet ir labai jam nepatiko, nes žiauriai ilgai reikėjo filmuoti, bet žiauriai geras. Ateinas toks pakalba, duoda galvą, kam reikia, tada sumoka, kam reikia. Nu, žodžiu, tikras Stallone. Pabaigai klausimas iš Giedriaus
klausytojo mūsų, kuris referuoja tai, ką aš jau esu sakęs, kada Gone in 60 Seconds rodys. Man atrodo, aš mačiau, gal tas Gėdus netrašė jau mums. Bus, turbūt, gal nežinau, gal galimai. Nebus, galimai. Nieko negaliu atskleisti, sekit naujienas, sekit pasiklydę ekrane ir gal tada, gal žiūrėk, kiek to kitais metais bus metų? 30, kitais jau bus 31. Šiais metais 30, ne? Dar kol kas man 30, taip. Gruodį 31 man. Ok, nu tai tada gal to gimtadienio proga. Bet šiais metais tai... Po kalėdų. Gerai, jūs tai ačiū tau labai, neužlaikau gerų tau serialų. Kitą penktadienį susitinkam, aptarsim dar naujienas. Taip. Jums gerų filmų žiūrėjimų. Parašykit įspūdžius savo, pasidalinkit.